Nori kavos ar arbatos? Ir pastebiu, kad dažnas atsakymas būna nesvarbu. Arba tiesiog arbatos. Ir apie ką tai yra? Tai būtent šitas klausimas, ir labiau net ne klausimas, o atsakymas yra apie pažinimą savęs, supratimą savo poreikių, savo norų ir supratimas aplamai, kokio gyvenimo aš noriu. Nes kai jūsų klausia kavos ar arbatos, visada galim patikslinti, o kokios kavos turite, o ar turite pieno, o ar turite cukraus. Jeigu apie arbatą, tai o kokios arbatos turite, žalios, vaisinės, dar kažką. Ir gaunant atsakymą, nežinokit, tokio nenoriu, tai jeigu yra tik toks pasirinkimas, aš pasirinksiu net vandens. Arba tada aš tiesiog nieko nenoriu, nes tikrai ką tik pavalgiau, atsigeriu ir aš esu pilnas ir tikrai nenoriu daugiau nieko. O žmogus dažnai atsako, nėra skirtumo. Ir tai apie ką yra, kad žmogus visiškai atitolęs nuo savęs jautimo, nuo savo kūno jautimo ir kad mintis, žodžiai, veiksmai tiesiog yra nesuderinti, nes nėra to vidinės pilnatvės, kad aš žinau, ko aš noriu gyvenime, aš žinau, kokio gyvenimo noriu, aš žinau, ko aš noriu būtent šią minutę, ar aš noriu kavos, ar aš tiesiog noriu net tiesiog pasidėti, ar net tiesiog noriu pagulėti arba pamiegoti būtent šią minutę, ten 10-15 minučių. Tai yra būtent apie savęs suvokimą. Ir tikrai šiais laikais labai daug žmonių atitolę nuo savęs, nes būtent kūnas, jisai parodo, aplamai toks, žinot, kaip yra, kaip antena, kuri rezonuoja ir parodo, ar teisingai einu šio savo gyvenimo keliu, ar neteisingai. Ir ar šitas produktas man yra naudingas ar nenaudingas. Tai visokie fast foodai, čipsai, sultys, nesveiki gėrimai, jie tikrai užslopina, socialiniai tinklai, jie užslopina ir atitolina mus nuo mūsų pačių. Ir tiesiog, ar jūs norite tai nežinot, ar jūs norite nejausti savęs ir eiti iš paskos mados, nes dabar madinga, pavyzdžiui, nežinau, kava frappe, ir jūs tiesiog gersit, nes tai yra madinga, arba, pavyzdžiui, tikrai buvo laikas, kad žmonės tiesiog aš prosecco, mėgstu šampaną prosecco, net nesuvokdami nei kas tai, nei kada gerti, nei dar kažkas, o tiesiog nes tai buvo madinga. Ir būtent nesuvokimas savęs, savo gyvenimo, tai lems tai, kad jūs būsite tiesiog mados arba kitų norų gyventojų ir kad jūs įgyvendinsit tiesiog tą, ką kiti nori, nes jūs nežinosit, ko jūs norit. Tai aš tikrai linkiu pažinti save, pažinti savo norus, bet tos tikrosius savo norus, pažinti savo poreikius ir gyventi būtent iš savo vidaus, o ne iš to, ką primeta mums socialus gyvenimas ir ką primeta būtent kiti, norėdami pasipelnyti iš jūsų ir pinigų, ir laiko, ir jūsų, pavyzdžiui, dėmesio. Tai tikrai linkiu gyventi savo gyvenimą ir pilną gyvenimą.